Nu ką, gerbiamas Mauzerį, mes jau 3 dienas turim independence, kaip sakoma, ir kągi mes turim? Energetinė nepriklausomybė. Energetinė nepriklausomybė, jūs sakote? Na. Aš šiandien specialiai oščiau dujas. 34 minutės oščiau dujas, atsisukęs čiaupą ir vieną nosim, ir antrą skylę nosim, ir abiem nosim oščiaus ir nejaučiau jokio skirtumo, kvepia Gazpromu. Nu, palaukit. Terminalą reikia išbandyti. O, prasideda. Išbandyti, išpumpuoti, išdujinti, išgazuoti. O vieną dieną kainuoja nuomos 500 000 litų. Ir ką mes jau turim 3 dienos, jau 1,5 milijono. O ką mes jums su gerbiamu Skardžium sakėm? Nu, girdėjom, ką jūs sakėt. Negirdėjot, neklausėt. Tarp kitko, prie mūsų su Skardžium prisijungė ir gerbiamas Daukšys, ir gerbiamas Ačas. Ir dar daugiau yra žmonių, kurie prisijungtų, bet jie dar tyli, nes jie dar bijo. Ir mes su Skardžium mes tai nebijom. Ir daug kas taip galvoja, jūsų žiniai, ir kūrybinė inteligentijos atstovų labai daug, ir akademikų daug taip kas galvoja, ir techninės inteligentijos daug kas taip galvoja. Čia tu kaimietį gali apdurninti, bet mūsų tai neapdurninsi. A jūs sakėt, kad eisit dėl terminalo pašnekėti į polikliniką prie urologo eilėj, ten padėjuoti kažką, nu kaip sekėsi? Atsakau, sumušė mane kokie tai šlapimo nelaikantis patriotai. Ką padarysi? Taigi viskas nupirkta. Terminalas nupirktas, dujos nupirktos. Visuomenės nuomonė nupirkta. Netgi ta eilė poliklinikoje į tą nupirkta. Vienintelis normalus žmogus tik tais psichiatras buvo. Koks dar psichiatras? Poliklinikos. Poliklinikos apsauga, jėga, pabrėžiu, jėga mane nutempė pas psichiatrą, o tas pasirodė geras žmogus. Jis viską sąžiningai išklausė, 2 valandas manęs klausė, ką aš jam pasakau. Jis viską suprato. Nėr kam teisybės išsakyti. A jūs visi? Skardžius, Daukšys, Ačas, jūs visi nueikit pas psichiatrą. Nu tai vat matyt, nėr ko daugiau ką ir daryti, taip reiks ir padaryti. Nėr žodžio laisvės. Okay.